XVI amžiuje daugumos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstiečių ir miestiečių vaikai buvo beraščiai. Tėvai nenorėjo arba negalėjo leisti jų į mokslus, todėl mažai žinoma apie vaikų auklėjimą. Geriausiai žinoma apie to meto bajorijos ir elito vaikų gyvenimą. Diduomenė siekė europietiško auklėjimo, o į suaugusių pasaulį mažuosius įvesdavo žaislai bei žaidimai. Berniukai buvo pratinami suvokti riterišką pasaulį, o mergaitės – namų aplinką. Vyresnieji buvo mokomi skaityti, rašyti bei oratorystės meno. Netokie turtingi bajorai leisdavo vaikus į parapinės mokyklas, o turtingieji pasamdydavo pedagogus iš užsienio. Pedagogai akcentavo moralinį auklėjimą, buvo ugdomas tikėjimas, mokoma papročių ir atsidavimo tėvynei. Buvo reikalaujama paklusnumo, už melavimą, užsispyrimą, piktumą, bausta rykštėmis, kurių neišvengdavo net mergaitės. 14–16 metų sulaukusius jaunuolius siųsdavo studijų tęsti į vakarų Europą. 1619 metais Radviloms dirbęs profesionalus pedagogas Adomas Rasijus pasisakė, kad jeigu sūnus reikia mokyti ir mokslo, ir kariškų dalykų, tai dukras pamaldumo ir ekonomikos dalykų. Didikų mergaitės auklėtos namuose, užsiimdavo rankdarbiais, mokytos skaitymo, rašymo, muzikos. Ugdymo lygis buvo aukštas, visos buvo puikiai susipažinusios su šventuoju raštu. Dauguma LDK didikių suvokė teisinius dalykus, žinojo statuto straipsnius, mokėjo lotyniškai ar vokiškai.